Lietuvoje porą dienų čia lankėsi vadinama kinų tibetologų grupė, kurią sudarė porą jų socialinių mokslo akademijos narių pagal pranešimus. Na ir jie buvo atsivežtas vienas vienuolis ir dar keletas asmenų, daugiausia tai, aišku, valdininkai kinų. Tokios grupės nėra naujiena. Prieš gerą dešimtmetį, kai buvo organizuojamas Vilniaus universitete jo šventenybės Dalai Lamos vizitas, tai buvo pakviesta tokia grupė Kinijos ambasados su lygiai tokia pačia programa, na, šiek tiek galbūt kitos realijos ir kiti vaizdai, nes dabar buvo parodyti naujesni vaizdai. Iš Tibeto tokių grupių užduotis yra pateikti pasauliui tokį vaizdą apie tai, kad Tibete yra viskas tvarkoj, kad ten viskas gražu, kad Kinijos liaudės Respublika daug prisideda prie Tibeto liaudės ūkio vystymo ir kad žmonės ten laimingi ir gyvena. Ypač įsimintina vakar buvo parodyta nuotrauka, kur linksmi vienuoliai šypsosi, džiaugiasi. Žodžiu, toksai grinai propagandistinis kinų komunistų partijos kolektyvas, kuris važinėja šiaip jau po daugelį šalių. Nuo pat pradžių buvo aišku, kad tai bus visiškai, kad tai bus propagandos skleidėjai. Ir kiek žinom, kad jie kreipėsi ir į švietimo ministeriją, bet švietimo ministerija atsisakė, jie kreipėsi į Vilniaus universiteto orientalistikos skyrių. Bet orientalistikos skyrius atsisakė priimti jų vizitą kaip po paskaitą. Bet visgi jie pasiekė to, kad jiem buvo suteikta vieša erdvė Vilniaus universiteto mažojoje aulo salėje. Apmaudu tai, kad pas mus šitas vizitas gavo tokį atgarsį ir kad tai buvo priimta kaip rimta mokslininkų delegacija, nors tai grinai propagandinė delegacija. Apmaudu tai, kad jinai buvo priimta tarp šitų sienų Vilniaus universitete. Aš manau, kad tai nėra padaryta iš piktos valios, bet tiesiog iš nežinojimo. Tas nežinojimas, ko gero, labiausiai trikdo, kadangi per tos 20 nepriklausomybės metų mes neišugdėme žmonių, kurie gali realiai reflektuoti tai, kas vyksta pasaulyje ir kas pas mus atvažiuoja, ką mes suteikiam savo auditorijas. Ir kas pasakojama mūsų studentams, kurie visiškai to nežino ir visiškai netgi neįpratę prie tokio žanro, kaip politinė propaganda. Ir aišku, ta paskaita Vilniaus universitete, jinai irgi šį bei tą parodė apie tam tikrus universiteto žmonės, kurie, lygtais turėtų būti, universitetasgi yra kultūros, švietimo, tiesos, toks kaip šaltinis. O čia jie priima tokią delegaciją, kur aišku, kad jie neš tik tais melą. Juolab, kad Lietuva praėjusi per tą pačią propagandos mašiną ir čia toksai priėmimas. Ir aišku, labai džiugu, kad iš tikrųjų atsirado žmogus iš akademinės bendruomenės, dėstytojas, kuris iš tikrųjų ir apgynė tą universiteto vardą. Kad, jisai tiesiog inicijavo, kad ta paskaita buvo praktiškai sužlugdyta. Iš tikrųjų labai džiugu, kad yra dar yra tokių žmonių. Akivaizdus melas buvo sakomas iš garbingiausios universiteto auditorijos ir tribūnos, nuskambės ir liks be atsako. Todėl, sakysime, aš ir ėmiausi tam tikrų priemonių visiškai sąmoningai, nes nors ir visiškai nenorėdamas to daryti, aš nesu tokių griežtų akcijų šalininkas, tačiau reikėjo pasakyti mūsų svečiams, kad yra Lietuvoje žmonių, kurie supranta, apie ką jie kalba ir kodėl jie čia yra. Keičiasi dekoracijos, aš galvoju, kad universiteto bendruomenė nėra. Aš neįsivaizduoju tokio reikalo. Yra dar du yra pasisakymai. Labai gerai, bet gal man neatrodo, kad universiteto bendruomenė turi priimti šitą. Čia galima reikšti visas nuomonės. Free
Išties padėtis Tibete yra tragiška. Po 2008 metų olimpiados režimas sustiprėjo ir Kinijos komunistų valdžia visiškai nekreipė dėmesio į tarptautinę nuomonę. Todėl dabar ypač aktualu kalbėti apie Tibetą ir tai įpareigoja visų pirma tiesos sakymas, antra tai ir, sakysime, tam tikra skola Tibetui, nes jo šventenybė Dalai Lama buvo vienas pirmųjų pasaulinio garso asmenybių, kurie palaikė atkurtos Lietuvos laisvę.